Dabar išleido labai akį traukiančią vasarišką kolekciją. Pabandom. Makiažą pradėsiu nuo Debora naujienos. Gelinės bazės dabar labai trendina. Jos padeda makiažui išlikti ilgiau, geriau prilipti prie odos. Jinai tokia va tasesnė. Formulė labai lengva, da tokį gaivų švytėjimą. Nežinau kaip jūs, bet aš saulėje odos jau seniai nedeginu, nes man labai gaila savo odos, tai į pagalbą ateina bronzinantys lašiukai. Koks mielas droperis, toks burbuliukas. Žiūrim, kiek čia jo dėti. Šitie lašiukai suteikia labai tikrai švytinti efektą. Jeigu naudojate įdegį suteikiančius lašiukus, tai nepamirškite juos naudoti ir ant vokų, ausų, nes kitaip jos atrodo baltas ir labai keistai. Ir būtinai ant kaklo. Va taip atrodo ranka su bronzing drops, o tai be. Švytėjimo priemonės dievinu visomis formomis, tai šitas Girls Just Wanna Have Tan. Man atrodo labai įdomus, nes su vitaminu C įrašo, kad neatsispaudžia. Žiūrėkit, kaip stipriai švyti, būsite kaip auksinė deivė. Įsivaizduoju vasarą prie dekoltė ir rankos, ir kojos, ir visas kūnas. Pabandom ant skruostų. Dengiasi labai lengvai. Dar viena priemonė iš Deboro, kurį jau matau, kad bus topų topas, tai bronzinanti pudra. Liukuosiu ją aukščiausiose veido vietose, kur nubučiuotų saulė. Ir panašu, kad su šita pudra tikrai nepersistengsit, jinai labai švelnios, lengvos formulės. Pakomentuok, kuri kolekcijos priemonė labiausiai patraukia akį.